Prieš kelias dienas nusipirkau šitą BMW E30 čia Tailande ir nuo to momento atrodo, kad viskas pradėjo eiti ne pagal planą. Atvykęs į Bankoką iškart pradėjau nardyti po vietinę automobilių kultūrą. Karmitai, projektinės mašinos, JDM kultūrą ir automobiliai, kurių Lietuvoje turbūt net gyvai nepamatytų. Kuo daugiau visko mačiau, tuo labiau supratau, kad noriu čia pradėti naują projektą. Iš pradžių net negalvojau apie E30. Bet tada radau vieną skelbimą, kuris iškart patraukė mano dėmesį. Kitą dieną jau stovėjom prie automobilio. Mašina nebuvo tobula. Ji turėjo krūvą problemų, nestandartinį motorą ir daug keistų sprendimų. Bet kuo ilgiau ją žiūrėjau, tuo labiau supratau, kad aš jos noriu. Todėl ilgai negalvojęs, nusprendžiau ją nupirkti. Ir vos tik pasiėmėm šitą automobilį, jis pradėjo gesti tiesiog vidury kelio ir ne vieną kartą. Tada ir supratau, kad šitas projektas nebus toks paprastas, kaip atrodė pradžioje. O šiame video pirmą kartą normaliai pradėsime ardyti šitą automobilį, tikrinsim, kas jam negerai ir bandysim paversti šitą BMW tvarkingu ir važiuojančiu. Nu tai ką, atvažiavome į dar vieną gerai žinomą automobilių entuziastam vietą Bankoke, Das Haus. Bet prieš tai noriu padaryti mūsų pirkinuko breakdowną. Kas automobiliu yra gerai, kas yra blogai, ką pirmą reikės sutaisyti, kiek paskui upgrade'ais prie jo, tai einam pasižiūrėsim. Pradėkime nuo pačio svarbiausio dalyko, tai yra automobilio kėbulas. Kaip tokių metų automobilių yra labai geram stovyje, tačiau jam reikia poliravimo. Biudžetą mes esam nusistatę, mes norim su automobiliu išeiti pardavę į profitą, bent kažkiek, ką padarysim, tai tik tai nupoliruosim kėbulą. Aišku, šitas bamperiai visokie, ten viskas yra prisukta prie medvarščių. Iš kėbulo pusės, turi daug pabraižymų tikrai kėbulas, bet manau viskas atsipoliruos. Bamperis taip pat yra nepabaigtas, matosi, kad nėra priešrūkų sudėtų. Ką matome dar, kad yra skilęs žibintas, bet matosi, kad čia yra žibintai paprastesni. Šitie, man atrodo, buvo kraunami į Amerikoną. Aš nežinau, jeigu aš klystu, galite mane pataisyti komentaruose. Man atrodo, kad šitie žibintai ėjo į Amerikonus. Yra šiek tiek naujesni, su tokiu smiley šypseniuku. Pridėsim nuotrauką. Tai vat jie yra šiek tiek geresni, daugiau apšviečia kelio. Tai jeigu biudžetas mums leis, mes nusipirksim tuos geresnius ir susikrausim juos. Galima pasižiūrėti, kaip kėbulas atrodo. Kapotas matosi, kad buvo apipiltas kažkokiais klijais, nežinau, čia tepalais ar kažkuo. Matosi visokie pabraižymai. Arkos va vienoje vietoje yra užkabintos, metalas išlindęs. Taip pat aplink automobilį visos gumos yra sutrūkinėjusios, plyšta. Aišku, aplink pačius pagrindinius stiklus tos gumos yra geram stovyje, bet kur yra durelių langai, tarpai visi, šitos gumos yra jau sutrūkinėjusios ir jas tai tikrai reikėtų pasikeisti. Einam pasižiūrėsim, kas po kapotu ir ką tenais reikėtų pasitaisyti. Tai kaip matote, po kapotu yra tiesiog tragedija. Visas engine bay'us yra purvinas, sukrautas Toyotos 1.8 variklis, padarytas custom-made radiatorius iš aliuminio. Prieš tai savininkas savo rankom tiesiog paėmė ir padarė. Taip pat labai trūksta daug plastikų, pavyzdžiui, šitą, kur yra nusideginau. Irgi blogai. Vadinasi, trinasi kažkur. Karštas. Jo, trūksta saugiklių dėžės plastikėlio, daug čia visokių dalykų, niuansų. Mes esame nusprendę, kad tikrai keisime motorą ir dėsime ne japonišką, kaip čia vat yra, o vokišką. Taip pat nepatinka, kad nuo kapotų yra nulupta karštį sulaikanti apsauga, tai reikės irgi nusivalyti visą šitą briedą, nežinau, kas čia yra, guma kažkokia. Nusivalyti, užsiklijuoti naują ir bus viskas kaip priklauso. Daug niuansų, dabar automobilis yra su automatinė pavarų dėže, labai blogai važiuoja. Jūs net neįsivaizduot, kaip blogai važiuoja. Greičių dėžė tiesiog daužosi, variklis būna užgesta, gazo nepriima taip, kaip turi priimti, N problemų, tai mes tiesiog nesuksim galvos, nekišim pinigų į kažkokį japonišką variklį, kur sukrautas į vokišką automobilį, tai mes tiesiog paimsim vokišką variklį, sukrausim jį į vokišką automobilį ir bus kaip priklauso. Kam reikia išsidirbinėti, aš nesuprantu. Čia žmonės kitaip galvoja, jiems labiau patinka swapint variklius, negu išlaikyti tą originalumą. Tuomet galim pereiti prie salono. Automobilis turi sportinės sėdynės, jos buvo persiūtos, tačiau vairuotojo pusės sėdynė yra neveikianti, jinai nesistumdo pirmyn atgal, tai automatiškai mums reiktų arba tvarkyti šitas ir persiuvinėti, arba tiesiog paprasčiau būtų nusipirkti naują saloną ir susidėti į automobilį. Tai mes turbūt tą ir padarysim. Jau esu susitaręs su vienu žmogum, saloną už 4000 batų, nuvažiuosim, pažiūrėsim, kokia būtų salonas ir jeigu viskas tiks, paimsim, nes manau taisyti šitą saloną būtų, nelabai apsimokėtų, nes ir taip jau jis yra persiūtas. Salone reikia sutvarkyti visas plastmasės, nes čia niekas nesilaiko,
Matas čionais jau yra nulūžę. Taip pat reikėtų pasikeisti vairą. Norėtumėm dėti MTEK2 vairą, bet MTEK2 vairas yra kaip ir visur labai brangus ir retas dalykas, tai jo kainas, nežinau, svyruoja apie 250-300 eurų. Jeigu nerasim, kažkiek pigiau, tikriausiai dėsim arba sportinį, arba dar nenusprendėm, bet vairą planuojam pasikeisti. Daug visokių plastikėlių pačiam salone yra, kuriuos reikėtų pataisyti, sutvarkyti, nes viskas yra ant medvaržčių prisukta, tai arba pakeisti ir dėti sveikas detales, arba bandyti klijuoti, žiūrėti iš tų, ką turime. Salone galinių sėdynių būklė yra taip pat prasta kaip ir priekinių, jos buvo persiūtos ir dabar jau matos, kad yra nutrintos, tai tiesiog paimsim tikriausiai pilną saloną, pasikeisim ir nebesuksim galvos. Salone taip pat trūksta ir audio aparatūros, tai reikės nuvažiuoti į dalių turgų, susirasti kažkokią audio aparatūrą, susikrauti, kad grotų muzika, radija veiktų. Taip pat pats svarbiausias dalykas, neveikia oro kondicionierius. Čia, manau, svarbiausias dalykas būtent Bankoke, kadangi čia karščiai yra tiesiog nežmoniški, tai važiuosim, pasidarysim, kad irgi veiktų. Pasižiūrėsim, jeigu mums dar liks atliekamų pinigų, kuriuos galim išleisti ir vis tiek likti profitą, tada taip padarysim, jeigu ne, tada ne. Nu tai ką, svarbiausias dalykas yra pasikeisti tiesiog variklį su greičių dėže, kad viskas veiktų taip, kaip priklauso, nebūtų visų kažkokių nesusipratimų kelyje, kur važiuoja ir užgesti, mums to nereikia. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas, tada jau viskas prasidės automobilio upgrade'ai. Planuose yra pasikeisti ratus, norim užsidėti BBS RS ratus, 17-kinius. Prie upgrade'ų skaitau ir salono pakeitimą, tai pasikeisim saloną, visą salono plastikus tenais, kurie yra sudaužyti, sutrūkę, subirėję. Taip pat, man pats įdomiausias upgrade'as, nors jis yra paprastas, tai yra žibintai. Dauguma sakys, kad kodėl tu taip norėtum daryti. Aš noriu sudėti klierus, pilnai klierus. Kadangi automobilis yra tamsus, jis yra tamsiai mėlynai juodas, šitie permatomi žibintai atrodytų tikrai labai gerai ant automobilio. Plius, jeigu uždėsime dar BBS RS ratus 17-kinius, tai jisai toks bus visas juodas su chrominiais akcentais. Tai tikrai labai gražiai žiūrėsis, negu šitie raudoni. Plius, galinis žibintas vienas irgi yra skilęs, taip pat kaip ir priekinis. Priekinis kairiai pusiai, čia galinis dešiniai pusiai, tai juos ar taip reiktų pasikeisti. Prie tų upgrade'ų būtų dar galima pridėti ir langų aptamsinimą. Dabar aptamsinti langai yra labai prastos kokybės, pradeda lupinėtis, tai reikėtų nulupti, nuvalyti, užsiklijuoti naujai. Čia tokie labiau iš išorės, iš vidaus. Tai ką mes norėtume padaryti iš važiuoklės, tai pasikeisti amortizatorius. Aišku, pasidaryti suvedimą reikės, kadangi automobilį, kaip prieš tai savininkas tvarkė, keitė ten kelias šakės, tai nepadarė suvedimo ir automobilis pats vairas labai traukia į dešinę. Šitą reikės būtinai pasidaryti. Prie tų upgrade'ų pridėtumėm ir tuos amortizatorius, arba pjautumėm, arba sukrautumėm žeminančias spyruoklės. Bet čia reikės žiūrėti, viskas, kaip ir sakau, planuose, nežinom dar tiksliai ką darysim. Mums yra dabar svarbiausias dalykas tai pasikeisti variklį ir tada bus galima jau dėlioti visus tuos upgrade'us atitinkamai priklausomai nuo kainos ir jo. Norime išeiti su šito automobiliu į profitą, bent jau kažkiek. Kadangi su E30 aš pirmą kartą gyvenime dirbu, tai man reikėtų jūsų patarimo. Kaip manot, kokių upgrade'ų šitam automobiliu reikėtų, kad jis tikrai atrodytų gerai? Tai rašykit komentaruose. Tikrai visus komentarus skaitau, man įdomu pasižiūrėti, ką žmonės mano. Ir jo, gal išsirinksiu vieną iš komentarų esančių upgrade'ų ir padarysim automobiliui. Jau dabar nuo šnekėjimo džiūsta burna, tai eisim pasimsim kažko atsigerti ir pasižiūrėsime, kokių čia viduje automobilių yra. Toks skanus gėrimukas, refreshing, bet jau išgėriau. Labai faina vieta. Ko trūksta Lietuvoje, tai va tokių daugiau vietų. Nu va, Honda NSX-as. Ką pasižiūrėti? 14 milijonų už va tokį automobilį. Čia parašyta. Japoniškas Ferraris. Honda S2000, va. Nu, jinai man žinai ką primena Miata. Dauguma žmonių taip pat sako, kad balta spalva ant automobilių yra pigiausia spalva, bet aš manau, kad balta spalva tikrai prideda automobiliui to tokio charakterio. Man patinka balta spalva, balti automobiliai. Patys matėt, kad aš turiu M2, M3 baltą. Dar galvojau, svarsčiau, ar pirkti E30 čia baltą, nes man patinka tiesiog. Ką aš galiu padaryti? Kad ir į kokią karmitą nuvažiuosi, kad ir į kokią kavinukę nuvažiuosi, kur yra automobiliai, visada pamatysi Toyota Supra. Aš manau, kad mums čia ženklas, Dani. Žinot, kodėl man dar šitas automobilis patinka? Nu, leisiu jums pabandyti atspėti. Sekundę. Nes jisai baltas. Tikrai insane vieta čionais. Galėtų tik tai būti šiek tiek daugiau automobilių, kadangi dabar darbo diena visi Tailande dirba, tai karmitai neegzistuoja
tokiu laiku. Tai arba čia susirenka vakare, arba labiau į savaitgalio pusę. Tai ką pamatėme Das Haus, dar vieną topinę automobilių entuziastų vietą Bankokė. Vat šita vieta man labai patinka. Tokio platumo aikštelė, kavinė, restoranas, warehouse'as, kur tu gali nueiti pasižiūrėti automobilių. Čia karmitai tikrai insane. Tai atvažiuosim dar, parodysim, pamatysit, kaip čia viskas veikia. Ką daryti? Okay. Ką? Thank you. Eik tu na. Все, ведёт. Не, čia pizda. 5 metrai iki namų, judriausiai gatvėj. Tiesiog pasibaigė kuras. Nebesikuria mašina. Sustojom ant kelyje netoli va tokios va įlankos. Ir dabar eisim, pasimsim motorolerį, važiuosim iki degalinės, reikia kuro pilt. Į šitą pripilsim. Pasiėmėm motorolerį, nuvažiavome iki degalinės, prisipylėm kuro, tikėkimės užsikurs. Ko tu pipinėje? Užsikūrė. Viskas. Hebra, važiuosim. Važiavome į garažą. Pasižiūrėkit, kas papučia. Vakar pasistatėm, per naktį prikapsėję. Aš sakau, reikia keisti greičiau tą variklį su greičių dėžė ir nebesukti galvos. Plius 40 salone. Ant saulės paliko mašiną, bet dar įsės važiuojam. Pažiūrėkit, kaip pas mane sėdynė sugedus. O, žagaidys! Dar vienas kairiai bėga. Vidury miesto gaidžiai vaikščiai. Beveik atvažiavome į vietą, kur žmogus parduoda variklį. Sutarsim kainą, paimsim ir jeigu viskas gerai, jeigu sutarsim, tai ir vietoj gal pakeisim. Tai šiaip visai žmogus užsiema bamba mašinom, o mes, kadangi įrankių neturim, tai mums ar taip reikia žmogaus, kuris būtų su įrankiais, arba vietos, kur būtų su įrankiais. Mes tokį kaimą atvažiavom. Jo, čia pakalbėt. Nu nebesvaik. Eisim čia valgyti sen tikrai. Paprašom jo sumuštynį. Aš jau translaitą jungiuosi. Ką man parašyti iš karto? Hello. Savaryką. Einu, kalbėsim. Yeah, take out. We don't need. Double who? Everything. Go to see, danger. Yeah. Come. This one. This one. Okay. M40. 40. Okay. It works, yeah? Yeah. How many kilometers? I don't know. I clearing everything for another one. Okay. But this one take out because swap M20. I'm 20, yeah. This one I want Okay. you and me. Yeah. Sutarėm su žmogum, kad pakeis variklį. Dabar jisai įsivertino, pasižiūrėjo, ko dar reikės, kokių papildomų detalių aplink variklį. Tai dar 3500 batų prisideda prie biudžeto ir bus variklis padarytas kaip pilnai stokas. Greičių dėžė bus mechaninė. Šiaip neblogoje vietoje čia įsikūrė, turi garažą, lauke stovi e-tram, viduje dar stovi 30. Žmonės čia tokias mašinas kaupia, tvarko ir, nežinau, mėgaujasi. O sekmadienį bus Bamba Meetas. Sutarėm jau su šituo variklio pardavėju, kad kartu su juo važiuosim į jį ir pažiūrėsim. Galbūt rasim kažką naujo, bet kol kas dabar turim pabaigti šitą projektą. Rytoj suveš visas dalis, sekmadienį važiuojam į Meetą, o pirmadienį pradedam darbuotis, sakė, per 2-3 dienas padarysiu. Bet jau, čia jau noriu, dar vieną noriu. Faini žmonės, vienintelis dalykas, tai kad sunkiai susišnekam angliškai, kadangi jisai nemoka anglų, bet tuo pačiu ir bent kažkiek supranta, tai aš džiaugiuosi iš tos pusės. Ui! Eik, man. Be valytuvų važiuojam. Eik, man nieko nematau. Mums ten apsisukti reikia. Pastrigą. Eik, tu. Vairas su... O, sulaužiau. Vos kažką
kažką mato. Taip lyja, taip rasoja, kad iš vis nieko nemato. Langus atsidaryti ne variantas, nes per daug stipriai lyja. Sėkmingai pasiekėm savo garažą. Automobilis vietoje. Tragedija tiesiog važiuoti per lietų, tiksliau per liūtį net, be oro kondicionieriaus, su neveikiančiais valytuvais. Svarbu, sėkmingai atvažiavam, paliksim automobilį stovėti. Kitą dieną judėsim pradėti tvarkyti variklį. Tik atvykom į vieną didžiausių Bankoke vykstančių BMW mytų. Kas keista, kad mytas vyksta labai anksti ryte, tai turėjom kelti 6 ryto, kad 7 valandą jau čia būti. Taip pat susirašėm su tuo bičiuku, kuris mums variklį parduoda ir jis sakė, kad šitą mytą bus sekmadienį, tai atvažiuos, susitiksim su juo. Kas ten? O, eisim pasižiūrėti. Labai laukiu, nes laukiu grįžti į Lietuvą, kada galėčiau jau pavažiuoti su 923 savo, tai irgi turėsim paduoti kontentą šiek tiek. Dar net tokį va turėjo, ne? Ir va, sugalvoju jisai parduot. Kaip aš pasilgau 923. Iš viso va tai va man. Paliukas virpo. Čia yra tiesiog. Tokia graži. Gal reikia, nežinau, pasieškoti kito projekto, kad būtų kabrikas. Kokį Tram 6, pavyzdžiui. Eisim pažiūrėti, gal yra Tram 6 kabrikų. Apie tokį automobilį kalbu, kad projektui padaryti. Va čia yra rimtas projektas. Man tiesiog yra neįtikėtina. Jeigu tokį vat padaryt, tai jau ne už ką neparduot. Ne, čia tik tai savo laikyti. Nice pamatyti yra, kad yra tokių vat išskirtinių automobilių, kur žmonės pasiema automobilį, padaro taip, kaip jisai pats nori. Man patinka, jam patinka, visiems patinka. Čia kaip Porsche būna užklijuoti stikeriai, tai čia irgi. Nedžedžingin manęs, bet man visai gražus. Naujesni, okei. Seni, man nepatinka. BMW, Hello Kitty, Honda City. Išdrakonintas automobilis, bet tu pasižiūrėk, kokia jinai plati. Man širdžiai gera pamatyti tiesiog toli nuo namų tokį automobilį, prie jo jaučiuos kaip namuose. Tai va, atvažiavo mūsų variklistas mechanikas su automobiliu, kurį parduoda. Padarytas tikrai gražiai. Visas jisai perdažęs yra. Nu, čia sakė, jam dar reikia pasibaigti, bet sumetęs yra Harch ar Heritage, nežinau kaip darėsi dar ką. Reikia pasigūglinti mums šitą stanį. Sumetęs lipdukus, sumetęs visokius akcentus to brendo. Va tokį reikia daryti mums projektą. Su turba. Čia va suprantu. BBSRS-ai, kaip priklauso. Nu, va čia va aš suprantu, va tokį turėt, čia yra Kodėl ne 325? Nu, bet vis tiek, spalva tiesiog tas baby blue tokia kaip M-kė spalva. Ir visą laiką, kol su Bankoke pirmą kartą matau slyvą. Net skelbimuose nemačiau nei vieno. Nu, ir kiaušinių turi po kapotų, matau. Kaip biški. Man dabar yra kažkas atsitikę, kad aš kiekvieną vakarą prieš užmiegant labai galvoju apie M4, tai norėjau aukcione paimti vieną M4 CS-ą. Projektui irgi nedidelis daužimas, bet labai už brangiai išėjo, tai ką galiu padaryti. Lauksim kitų. Tai jo, tai pasiėmėm žibintus, išsimsim savus, sudėsim šitus, kad galėtumėm su mašina davažiuoti rytoj iki serviso. Ir jo, vešim, atiduosim savus, kad padarytų į klierus. Tai ką, pasikeičiam žibintus dabar. Aš ką tik supratau, kad pas mus LCI, o čia pre-LCI. Tai mes ar taip be žibintų važiuosim vaidinas. Dėl to nes kitokios jungtis yra. Čia yra pre-LCI, čia LCI. Karšta. Netinka, nes jis per siauras ir per ilgas. Mums realiai reikia tik dėl vaizdo, kad mes galėtumėm davažiuoti.
Atvažiavom dabar iki garažo, pradėsim šiandien variklio darbus. Sėdim, laukiam, kol atvažiuos mūsų mechanikas. Žinau, labai faina vieta. Nuo miesto tai pabėgti kartais gerai, nes jau tam Bankokė šiek tiek pavargau nuo to šurmulio. Tai sėdėti čia nais, taip relaksuoti su tokiu būdą. Gal reikia nuvažiuoti, man pasižiūrėti. Einam, parodysim variklį. Taip, iš pirmo žvilgsnio atrodo visai gal neblogai. Nu čia jau pavargus. Galima dar ir su tokiu apseit padaryti. Visgi, jeigu mes tą automobilį parduosim, tai mums šitai padaryti, tai nėra skirtumų. O, čia dabar pamačiau dar irgi. Hursiaškės tokias. Ištrauksim seną variklį, išsiplausim variklio skyrių. O, pala. Dar niekur neinam. Gal susikraunam iš karto muziką, nes pas mus salone yra magelis, bet jis ten labai senas, o visos kolonėlės tiesiog yra išluptos. Būtų gerai turėti muziką. Tai ką, viskas, dabar pradėjom ardyti motorą seną. Reikia pirmą išsardyti viską, sužiūrėti, kaip kas yra perdaryta čia, nes kadangi buvo svapas dėtas, tai iš traverso ar iš laikomųjų dalių sujungimų reikia viską sužiūrėti, kad galėtumėm sudėti originalų variklį. Tau patinka? Tinka, kad perdaromi taip, kaip turi būti, priburta kažkas, pudarankiai čia gali. Steipukas yra koks, nežinau. Reikalingas buvo special pulsas, kad radus. Visi trys pradėjo apsipuoti ir buvo nežino, ką daryti. Gerai, kad salone buvo. Pirmą kartą matysim automobilį iš apačios, tai labai lauktis žiūrėti. Visas tepaluosi. Gyvenime nebuvo keisti tepalai. Pamačiau prikolą vieną. Turim M-kinį buferį. Pamačiau, kad už jo kažkoks metalas yra. Pasilenkiu. O čia matos, kad šitas buferis yra uždėtas ant mūsų originalaus buferio. Nu ką, tai paskutinis etapas dabar prieš variklio ištraukimą. Viską pasidarė, viską atsikabino. Kitas variklis irgi paruoštas, pastatytas. Kraunam dabar variklį, buvom pražydėję, kad mes duosime jam jį, už tai, kad mums padeda krauti tą kitą variklį. Na gerai, būtumėm gal pardavę ten kažkiek uždirbę, bet nu kam? Mes neturim, sakau, nei kur jo laikyti, nei ką. Nu, mat ir viskas. Ruošiam variklį, krausim į mašiną jau. Prieš plovėm po kapotų viską, tai dabar ten nebėra tiek daug purvo. Aišku, dar vis tiek, kur dedasi baterija, tai čionais rūdis. Tokių yra vietų, kur norėtųsi dar pavalyti. Bet aš manau, kai sukrausim variklį, tiesiog nuvešim, kad išplautų pilnai variklio skyrių kartu su varikliu ir tada viskas bus švaru, gražu ir blizgės. Reikia svarbiausias dalykas, ką mes dar pasikeisim, tai šiandien pasikeisim amortizatorius, taip pat pasikeisime amortizatorių atramas. Tos jau buvo pradėjusios plyšti, tai reikia atnaujinti, kad važiuoklė būtų stabili. Žodžiu, visą dieną testavo greičių dėžę, kažkodėl neįsimušė į reversą. Atvažiavo, jisai sako, okei, aš pasikeisiu. Pasiėmė, išvažiavo 2 valandom, grįžo su tą pačią greičių dėžę ir vėl dabar daro tą patį, ką visą dieną darėm. Kodėl, nu? Galiausiai pavyko sutvarkyti greičių dėžę ir atbulinė pavara įsijungė.
Tai ką, viskas, variklis jau ant stendo ir ką, dėsim traversą, išjungsim šių variklių ir krausim į mašiną. Šiandien nekursim, nes užsivėlinom, bet rytoj tai bus first startas. Labai laukiu. Variklis ką, įdėtas, prisukinėja dabar traversą. Viskas, šiandien bus tiek. Rytoj bandysim sujunginėti viską. Jo, variklis jau yra variklio skyriui, tai jau čia labai didelis darbas padarytas. Tai viskas, kraunam kardaną, jungiam jį su reduktorium, dėsim išmetimą ir persim prie variklio šlangų visų sujungimo ir elektros. Ir jau pagaliau artėja tas metas, kai pirmą kartą užkursim po variklio keitimo. Tai labai laukiu, labai noriu bandyti patestdravinti ją, kadangi prieš tai buvo automatas, dabar bus mechaninė pavarų dėžė. Kitoj pusėje vairu, mechaninė pavarų dėžė dar nevažiavau, tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip čia viskas gausis. Dabar kraunam išmetimo sistemą, pilnai stokinis M40 išmetimas, bet mąstom uždėti kitą galinį bakelį, kuris skambėtų žymiai garsiau. Keičiam užvedimo spynelę, kadangi pas mus dabar buvo įstatyta papildoma, tai dabar statom originalų ir viskas veiks taip, kaip turi. Tada dėsim naują vairą, MTEC2 ir tada perėsim prie variklio. Kažkas gyveno, žiurkių lizdas, bet čia už tą turim prieimą prie valytuvų. Tai galėsim sutaisyti valytuvus, spynelė naujai įstatyta, beliko pilnai pravesti laidyną. Reikėjo pasidaryti custom-made laikiklius radiatoriai, kadangi originalių nebuvo. Paskutinis dalykas, ką liko padaryti, tai susijungti šlangas ir galėsim bandyti kurti. Deja, variklis neužsikūrė, bet liko visai nebedaug, tad šiam kartui tiek. Paspauskit like, pasubscribinkit ir pasimatysim kitame. Peace!